tiesiog noriu pradėti savo kalbą, ar nesakysiu, kokia yra tema, patys sužinosit kalbos eigoje. Žinot, praeitą savaitę neturėjau labai ką veikti vieną dieną ir žiūrėjau tokį filmą per televizorių. Tokį daiktą, kuris vadinamas 20 amžiaus praktiškai geriausiu išradimu. Ir ten buvo tokia scena, kurioje buvo sakoma, šito žmogaus menas mirtis. Ir aš tada labai gerai susimašiau, kas vis dėlto yra menas. Ar menas yra muzika, ar tai dailė, ar skulptūra. Ir taip sujaukė mano mąstymą, kas iš tikrųjų yra tas menas. Ir aš pagalvojau, kodėl menas negali būti melas. Na taip, menas yra toks dalykas, per kurį save išsireiškia. Tačiau, pavyzdžiui, mašinos piešimas, kai vaikas, tarkim, nupiešia mašiną, yra menas, bet to pačiu nėra savęs išsireiškimas. Taip pat ir su melu, tu tai savęs neišteiški, tačiau tai yra menas, nes ne kiekvienas sugeba tai daryti. Gerai meluoti yra iš tikrųjų sunku ir ne kiekvienas tai sugeba. Ir būtent dėl to tai ir yra menas, nes labai gerai sumeluoti, taip kad nieks nepastebėtų, kad tu sumelavai, iš tikrųjų yra sudėtingas darbas ir tikrai sunku tai pasiekti. Ir taigi, jeigu menas yra gerai valdytas, jis ir yra labai naudingas. Būtent meluoti yra labai gerai. Ir štai pavyzdys, kad melas iš tikrųjų padeda išsisukti iš įvairių situacijų ar keblumų. Ir štai pavyzdžiui, na taip, jums didžiąją dalį dar neaktualu, nes jūs esate iš mokyklos. Bet štai pavyzdžiui, kitai auditorijos daliai, kurie dirba, iš tikrųjų turi darbą, yra tokia problema, kaip važiavimas į darbą kiekvieną rytą. Ir ten dažniausiai jūs pasitiks darbdavys. Ir kas būna, jeigu jūs pavėluojate? Ką jūs galite pasakyti darbdaviui? Na, pagalvokime. Atsiprašau, aš pramiegojau, išties nevykęs pasiteisinimas. Geriau pasakyti, atsiprašau, užstrigau transporto spūstyje, nesitikėjau, kad bus čia kažkas netokio. Nu, iš tikrųjų, gal Lietuvai nelabai tinka, bet štai Kauno atveju šio galima pagalvoti, dabar, kai uždarytas Vilijampolės tiltas, kodėlgi ne? Gal geriau iš tikrųjų pamiegokit 1 valandą ilgiau, o po to pavėluosit kažkaip, juk tai nėra iš tikrųjų labai didelė bėda, darbdavys nenumirs. Tas pats yra išsisuka nuo tėvų. Kur eini? Pas draugą, ką veiksit? Ai, žiūrėsim filmą. Iš tikrųjų, tai nėra tiesa, bet tėvus galima ir taip apkrauti. Ir tai iš tikrųjų, ar yra blogai taip sumeluoti, kai neturi blogų ketinimų? Iš tikrųjų, kai savo siekti naudos, negi tai yra blogai, negi tai... Man rodos, tai yra gerai. Ir atsiprašau, kad jūsų batas atsirišęs. Tai vadinama baltų melu. Tai yra vienas iš būdų, kaip galima apgauti žmonės. Ir tai irgi nėra gerai. Ir žinot, kodėl, nes šita panelė tik nusišypsojo. Ir tai padeda nusišypsoti ne tik man, kai aš meluoju, bet ir tai pačiai panelė. Nes iš tikrųjų, baltas melas, nes prieš tai neaiškina, bet iš tikrųjų melas yra dviejų rūšių ir baltas ir juodas. Baltas jau yra štai toks, kai kreti paukštis ir juodas, kai padarai gal aš negero, tai iš tikrųjų reikia skirti. Bet baltas melas yra tuo geras, kad jisai prajuokina. O ką daro juokas? Juokas ilgina gyvenimą. Nežinau, kur tai girdėjau, bet gera juoko dozė 5 minutėmis prailgina gyvenimą. Pagalvokime, kaip taip gerai yra rūkaliams. Juk cigarečių rūkymas trumpina gyvenimą. Ta pačiu, jeigu jie daug juokėsi tai ir prailgina, tai nieko nepraranda. Tai labai, labai naudingas dalykas. Na, bet kalbant apie melą, iš tikrųjų yra neigiamų dalykų. Štai, pavyzdžiui, tave meluojant gali prigauti ir tai iš tikrųjų nėra malonu. Kai tu pasakai kokiam nors žmogui vieną dalyką, iš tikrųjų jisai žino, kad yra kitaip. Ir būna labai nesmagu, nes tai gali vesti iš tikrųjų prie barnių, piktumų ir taip toliau. Žinoma, su draugais taip dažniausiai nebūna, nes draugams meluojama dažniausiai baltų melu, paprastais dalykais. Bet kitu atveju, jeigu meluojama baltų melu ir tėvams, tėvai gali įsižeisti, tada kyla keblumai, tau bus namų areštas, niekur neis iš namų ir taip toliau ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai nėra gerai. Ir taip pat turbūt matėte daugelį filmų, kuriuose būna nesutarimai tarp antrųjų pusių, kai yra tokia problema kaip neištikimybė, tai irgi yra melas, bet tai yra juodas melas. Ir toks melas gali privesti prie labai didelių keblumų. Iš tikrųjų, nereikia to labai piktnaudžiauti. Taigi, menas, kaip ir sakiau, melas yra menas, jį reikia mokėti įvaldyti. Nes tai yra kaip piešimas. Štai pavyzdžiui, turiu tokią iliustraciją, nesijuokit kaip aš piešiu. Čia iš tikrųjų greičiau dariau. Bet mažas vaikas pradeda piešti nuo tokių figūrų. Ką jis daro? Čia irgi yra menas. Laikui bėgant jisai piešia gražiau, tada gal pradeda lankyti dailės mokyklą, tada užaugęs sukuria gal iš tikrųjų kokių šedevrų, po kokių 200 metų žinosime kaip kokį antrą Picasso. Ir iš tikrųjų tai irgi yra meno užuomazgos. Tai melą kaip ir melą taip pat reikia mokėti išvystyti. Jeigu mes jį gerai išvystysim, jeigu mokėsime jo manipuliuoti, iš tikrųjų tai nebus problema ir nekils tokių didelių keblumų, tokių nesklandumų, kaip tik paminėjau, kai gali būti prigautas ir gali privirti labai daug nemalonumų.
Ir galiausiai tiesiog noriu pasakyti dar kartą nepiknaudžiaukite, nes juodas melas yra iš tikrųjų blogai ir jei nėra reikalo meluoti, pavyzdžiui, nemeluokite net ir baltų melų, kartais būna tokių situacijų, kai nereikia meluoti, nes jei jūs nuolat meluosite, iš tikrųjų tai gali pradėti erzinti žmonės. Jie niekada nežinos, ar jūs sakote tiesą ar netiesą, praras tiesiog pasitikėjimą jumis. Ir visgi, jeigu jūs vadovausitės šiuo mano receptu, kurį aš tik pasakiau, iš tikrųjų melas bus toks labai naudingas dalykas ir pravers jūs gyvenimą. Ačiū dėmesį.